Jūs iš prezidentūros bokšto ir iš tų baltų rūmų žadėjot vieną kitą žodį pasakyti, apibendrinant gal ne vien tik tai Viliaus pasakymus, bet kaip ten mūsų konstitucijos garantas žiūri į visą tą situaciją miškuose ir į privačią miškininkystę ir nuosavybę privačią. Tai Agne, žodis pačiai, labai laukiam. Tai tikrai ačiū labai, Algi, už kvietimą. Negalėjau ilgai dalyvauti, ką tik nesenai prisijungiau ir turėsiu pabėgti, bet iš pono Bruko pranešimo matau, kad vyksta toliau diskusijos, ar ne, jau kelinti metai pas mus, kokia turi būti valstybės politika, kad visas miško funkcijas užtikrintų, ar ne, kad būtų surastas tas balansas. Ir man atrodo, kad labai gerai, kad tos diskusijos vyksta, bet man atrodo, kad dar yra geriau, kad tos diskusijos dabar turi formatą, kad jos turi nacionalinio miškų susitarimo formatą, kur galima tikrai struktūrizuotai ieškoti, kalbėtis ir priimti tuos, ar ne, ar rasti tuos sprendimus, kurie tą balansą įtvirtintų valstybės politikoje ir toliau žygiuoti į priekį. Tai man atrodo, kad viskas eina pozityvia linkme ir tikrai labai linkiu aplinkos ministerijai ir kolegom kitiem rasti geriausius sprendimus. Kaip politikė, Agne vis tiek įsisuko, nes aš sakiau, kad iš prezidentūros tai reikėtų 2 sakinių, kad viena, kad tikrai šitą instituciją gindama konstituciją gerbė privačią nuosavybę ir kad dės visas pastangas, kad Konstitucijos 23.4 straipsniai būtų įgyvendinti pilnoje apimtyje, kad jeigu jau valstybė apriboja nuosavybę, tai būtų sąžiningai, savalaikiai ir pilnoje apimtyje atlyginama, jeigu visuomenė tikrai to reikia. Na, tai aš tikrai nebejoju, kad nacionalinio susitarimo rėmuose šitas klausimas turi būti išspręstas ir į jį bus atsižvelgta, aš neturiu tokių abejonių, dėl to, kad tie teisingi sprendimai, jie ir apima šitos aspektus. Taip pat. Tai jūsų, bet kokiu atveju, jeigu rimtai šnekant, tai jūsų ta pozicija ir nuoseklumas, kaip būti teisingiam ir nešališkiam visiems, bet garantuot, kad konstitucija vis tik tai būtų įgyvendinta, iš ties labai reikalingas. O Agne, tai yra tas žmogus, kuris kuruoja, žiūri ir rūpinasi, kad aplinka, miškai, žemės ūkis būtų subalansuotai visos politikos įgyvendinamas. Tai Agne, tikrai didelis ačiū